Sveiki, bičiuliai, iškleidėjai šitą filmuką. Šiandien aš esu Lurita, a.k.a. Vėjas, ir bandysiu kažkaip tai pageiminti. Kadangi jūs puikiai žinot, kad aš nesu nei labai didelė gamerė, nei labai didelė žaidimų mylėtoja ir nei man čia aš labai kažką suprantu, tai šiandien bandysiu geiminti, bet ne kompiuterinius, o telefoninius žaidimus. O dabar galim pereiti prie žaidimų dalies ir žiūrėsim, kaip man sekasi, nes aš neįsivaizduoju. Tai visų pirma, man reikia kažkokiu būdu įsirašyti telefono ekraną. Ir man jis neveikia. Normalu? Nenormalu? Kodėl? Aš nežinau. Ką daryti? Jeigu tu nemoki telefono ekraną įsirašyti, ką daryti? Pirmas žaidimas, kurį žaisiu su jumis, yra Temple Run. Temple Run yra labai mandras žaidimas. Tai yra pirmasis žaidimas, kurį aš kada nors esu žaidusi savo gyvenime. Pirmas žaidimas, kurį aš esu įsirašysi savo naujausią, pirmiausia, ten touchscreen telefoną. Tenais buvo, kas buvo, Samsungas kažkoks buvo. Prieš tai turėjau Windows telefoną, bet tenais nebuvo žaidimų tokių. Tai žaidžiau Temple Run. Gerai, viskas. Dedam ekraną šalia manęs. Aš pasitraukiu, kad būtų vietos ekranai. Ir pabandom žaisti. Aš iš tikrųjų šiandien, kai atsisinčiau, jį truputį žaidžiau, tai jau turiu kažkokią tai high score. Aišku, tas high score'as labai nedidelis. Bet pabandykim jį pralenkti ir pasižiūrėti, kaip man sekasi čia žaisti. O koks yra jūsų pats pirmas telefoninis žaidimas, kuriuos žaisdavot? Aš tai vat atsimenu šitą, atsimenu ten kažkoks irgi labai panašus, kur reikėdavo bėgti nuo kažkokio apsauginio per mokyklinius autobusus. Neatsimenu, kaip vadinasi, jeigu atsimenu, parašykit komentaruose, kur aš nubėgau. Tada dar atsimenu Fruit Ninja, Angry Birds patikdavo man, Candy Crush'ą labai žaisdavau. Parašykit, kokie jūsų yra jau tokie klasikiniai, labiausiai įsiminę žaidimai, kuriem buvot kažkada priklausomi, o gal dar dabar esat. Tuo pačiu parašykit ir tai, ką dabar žaidžiat per telefoną, nes kaip matot, aš esu atradimo stadijoje ir man dabar viskas labai įdomu. Mane tas maitvanagis iš galo labai gąsdina. Matys, kiek mažai trūko. Dar turi deimantuką. Pratęsim šitą žaidimą. Gerai, dabar iš šono iš karto. Gerai. Viskas gerai, mes esam ramybės būsenoje. Žaisim puikiai, mums seksis, nesitrankysiu niekur. High score'as, matėt, pasiekiau high score'ą. Viskas, galėsim daugiau nežaisti šitą žaidimą. Žemyn upe. Kaip šitą dainą reikia dainuot? Kokie žodžiai dar? Žiūrėkit, swipe to dunk. Ok, swipe to dunk, tai swipe to dunk. How you dunk? I just dunked. Dunked? Net neįsivaizduoju, ar teisingai čia pasakiau. Nežinau, aš tų formų. Aš pirmą kartą girdžiu tokią žodį. Taip. Mano mėgstamiausi žaidimai visuomet būdavo tokie arkadiniai, kur ten kažką reikia bėgti nuo kažko, tai tenais kažkokias misijas tokias įvykdyti, tenais nuo kažko tai pasislėpti. Nežinau. Tokie vaikiški žaidimai, pavadinkime, man labiausiai patikdavo. Bet visų laikų mėgstamiausias, tai žinoma, Mario yra. Ta prasme, Mario, aš atsimenu, kiek aš save atsimenu, tiek aš jį žaisdavau. Na, tada, kai tėvai nupirko pirmą Sega, tai man buvo kokie 4-5 metai, aš vis žaisdavau Sega. Ir kai Sega sugedo, buvo liūdna diena. Buvo labai liūdna diena. Paskui, blemba, vėl nušokau ne ten. Nu, nieko, jau pradėsim kitą žaidimą. Iš tikrųjų, fun story yra ta, kad mano Sega sugedo, aš labai liūdėjau, mes padėjom ją į spintelę, ištraukėm už kelių mėnesių ir puikiai veikia. Tai, žinokit, kartais daiktai patys pasitaiso. Minimukai kažkokie atvaro, jos pataiso iš spintelės ir tada vėl gal. Žaisim žaidimą Rise Up. Jį vėlgi esu truputį žaidusi šiandien, tai turiu truputį patirties ir žinau, kaip žaisti, tai galėsiu jums pasakyti. Iš tikrųjų, jis yra toksai labai, pavadinkim, minimalistiškas, man jis tuo ir patinka. Esmė yra ta, kad aš turiu apsaugoti šitą savo balionėlį su va šitu va rutuliuku nuo visų detalių, kurios skrenda į jį, tiesiog jas atmušinėdama. Ai va, kaip blogai. Aš apginsiu savo balioną nuo visų nesąmonių. Apginsiu balioną nuo visų nesąmonių. Bet kodėl šitie žaidimai yra tokie įtraukiantys, Ar galiu sužinoti? Ar galit man paaiškinti, kodėl šitie žaidimai yra tokie įtraukiantys? Aš negaliu. Man noris jo žaisti. Ir jie... balionai iš šoną. Traukitės į šoną. Man čia reikia eiti. Mano balionui reikia vietos eiti.
Nedaug trūko. Ne. Pavyko. Tikrai jau galvoju, kad nepavyks. O, visus išmušiau. Nu gerai, tyla prieš audrą man nepatinka. Aha, sakiau. Žaisim Paper.io antra kažkokia versija. Vėlgi, aš jį esu šiandien, kai atsisinčiau, truputį žaidžiau. Ir jisai toksai labai užkabinantis iš tikrųjų. Šito žaidimo esmė, kad turim savo spalvą ir mes turim užimti kuo didesnę visos lentos teritoriją su savo spalva. Ir tenais matot rašo proc. O, aš dabar esu pirmoje vietoje. Va, geras šitas žaidimas. Prieš tai taip nesisekė. Bet mano didžiausias rezultatas... Oi, va, toj pusė nukirps man tas... Va, aš jį nužudžiau. Mano didžiausias šiandienos rezultatas buvo 10% lentos. Ne 10, 9,80 kažkiek tai. Tai jeigu aš aplenkčiau save pačią, tai būtų nuostabu, žinokit. Va, tai nukirsim pusę rudo. Gerai, pusę nenukirsim, bet bent jau apsaugosim savo teritoriją, tai jau for sure. Va. Ai, kaip gerai. Žinokit, kaip džiaugiuosi, nes prieš tai, kai žaidžiu šitą žaidimą, tai man sunkiau sekėsi. Dabar sekasi daug geriau. Aha, kas toliau? Kaip čia toliau žaist? Pasiekiau 10%, jėga, draugai, matot, kaip man sekasi, kaip savim aš didžiuojasi. Nužudė mane. Bet 10% lentos, 10,25 yra puiku. Šiandien su jumis norėjau išbandyti 4 žaidimus, bet gaunasi, kad parodžiau tik 3. Dėl to, kad mano telefonas, vargšiukas, pritruko atminties. Jeigu pardavinėjat atmintį, parduokit man. Tiksliau, mano telefonai. Bet tikiuosi, kad jums patiko šitie 3 žaidimai. Kaip ir sakiau, turėjau daryti filmuką tokį, kaip darytų Gediminas. Gediminas žaistų tikrus žaidimus. Aš žaidžiau tokius linksmus žaidimus. Parašykit, kokią žaidimą turėčiau būtinai išbandyti ir galbūt tai nufilmuoti. Kad ir kompiuterinį žaidimą. Aš tiesiog nežinau, ką aš galėčiau žaisti, bet jeigu pasiūlysit, ką man padaryti komentaruose, tai aš būtinai tai ir padarysiu. Galbūt pasimsiu kokį nors iš vaikinų, kad mane pamokytų ir galėtume daryti kartu, panašiai kaip mes kažkada darėm su Oziu. Labai ačiū, kad žiūrėjote, tikiuosi, kad jums patiko ir iki pasimatymo. Jeigu norite prenumeruoti mūsų kanalą, spauskite čia, o jeigu norite pažiūrėti praėjusį mano filmuką, spauskite čia. Tikiuosi, kad pataikiau, nes jeigu nepataikiau protas, tai tada bus blogai. Tada jūs nieko nesuprasit, galvosi, Laura, kur tu čia rodai? Aš sakysiu, aš rodžiu ten, bet man ten nepasirodė, taip. Viskas bus pasikeičia. Prenumeruokit mūsų kanalą. Iki.